Tai pats važiavai autobusu, kokios dabar emocijos? Nu ne, kažkaip biškai iš pradžio gal susinerinu, bet šiaip nusiraminau dabar. Ir aš Dievu, kad gyvas ir kad beveik sveikas. Ar matei, kas atsitiko? Ne, tiesiog pajutau tas tokį kaip smūgį ir kai pradėjom virsti ir pradėjo virstis autobusas, maždaug suvokiau, kas darosi. Tiesiog užsiėmiau už galvos rankas ir šiek po akimirkų kelių atsimerkiau ir pamačiau žemę, tiesiog išliaužiau už autobuso. Pamačiau žmonės, mašinas, kad čia autobusas sulamdytas, kita mašina sulamdyta. Ir dar šiaip vienas žmogus šaukėsi pagalbos. Man tada gal labiau skaudėjo, tai aš tiesiog atsisėdau. Ir šiaip pradėjo greitai visi lipti iš autobuso. Vairuotojas buvo kruvina galva. Pradėjo tiesiog, manau, padėti kitiem, pradėjo kažką ieškoti jisai. Kita mergina irgi buvo kraujuota nosim. Tokia situacija tiesiog. Pačiam kokie sužeidimai? Kruvina ranką tiesiog, šiek tiek susipjausčiau. Koją užsigavau kaklą, atrodo lyg ir trenkiau smūgį ir šoną. Bet šiaip visumoje paeisiu tikrai čia. Ne taip ir baisiai.